jeigu, pavyzdžiui, mokinys stresuoja labai ypatingai ir matot, kad kažkas yra ir lyg tai tą vaikelį reiktų kažkaip pastiprinti, paguosti, tai būtent svarbu turbūt išklausti būtų, o vat kas tave labiausiai neramina, vat, nes ta egzaminų baimės pakraipa gali būti pas vieną vienokią, o pas kitą kitokią. Ir kad žinotumėt, apie ką raminti, kokią pusę į kokią temą nueiti. Tai kamuoja iš tikrųjų yra egzaminų nesėkmės baimė, tai iš tokių kelių dalykų, iš kelių perspektyvų, ar ne? Kad, pavyzdžiui, ten, nežinau, kažkas labai gerai mokinosi ir jeigu išlaikys blogai egzaminus, ką apie jį pagalvos kiti, ne? Tai visų pirma, tie kiti būna mokytojai, nes labai dažnai tokiam vaikam būna, kai kurie turi nesėkmės baimę, kad ką apie mane pagalvos mokytojas, kuris, pavyzdžiui, iš manęs daug tikisi. Ir čia yra toks labai svarbu raminti vaikus, tuos, kurie, pavyzdžiui, nežinau, ten tikrai gerai mokosi, tikrai jūs ir šiaip tikitės, kad jie gerai išlaikys, ar ne? Ir galbūt sakotės, iš tavęs tikiuosi 100, ar ne, sakot, ir tada uždedu žmogui kažkokį tai labai tokį stiprų lūkestį, kuris tada gali jausti, kad o jeigu aš negausiu, ten nežinau, to 100, to 80, to kažkiek, kiek mokytojas galbūt iš manęs tikisi, tai ką jis pagalvos turbūt, kad aš kvailas, ar ne? Nes tas, kad negaunu tiek, kiek iš manęs tikisi, iš karto daro mane kvailu.